Taigi, sveiki visi. Šiandieną matote esu prie gražaus ežeriuko. Praeitą kartą čia linų žvejojom. Ir šiek tiek vėlokai intrą filmuoju su britbačiais, su viskuo, bet to viską pamatysit. Tai va, gero žiūrėjimo ir bandysim kažką pagauti. Žiūrėkit, atsimenat šitą vietą, kur linus gaudžiau. Kažkas čia nukasė. Tada čia, atsimenat, buvo toks neligumas. O dabar galima čia vaikščioti čia. Labai lengvai gali meškerę susidėti. Čia visai neblogas dalykas. Tai va, šiandien matot, turiu daug daiktų. Šiandien gausim su plūdėm. Nebesu dugnyje. Turiu 2 plūdės meškerės ir kas čia, matot, signalizatorius. Tai čia baterijų nėra, mes jų taip nenaudosim kaip signalizatorių, jie bus tiesiog kaip stovai. Ir turiu britkelnes, tai planuoju šiek tiek įbrist ir pabandyti savo plūdinės meškerės vandenį maždaug labiau pasistatyti. Nes čia labai matote yra apžėlę ir jeigu lynas užkips, jisai man iškart į žolės neš. Nes tada, kai su dugnyje žvejojom, iš karto įkertu lyną ir jisai iškart va čia į žolės įbėga. Ir dėl to turiu graibštą ir britkelnes, kad galėčiau brist ir į ką paimtą žuvį. Tai va, dabar einam tada prie žvejybos ir žiūrim, kas bus. Taip, reikia užsidėti britkelnes, galėtum įbrist. Pirmiausia, sustatysim koliukus. Nu va, su britkelėm. Ir koliukus sustatyti, bet čia beždinėlę sugalvoja susipinti. Nu, dar geriau negalėjo būti. Taip, aš jį tiesiog susuksiu, kad man čia netrukdytų, neplūduriuotų jos. Dabar galvoju, kaip čia statyti, nes mes žvejosim štai čia va. Čia toksai labai staigus skardis. Dabar galvoju. Aha. Būtų gerai čia meškerę susistatyti, bet čia koliuką ir mano dasieks. Tai aš galvoju vieną kažkaip čia įdursim gal. Gal pabandom pailginti. Kokio čia ilgumo. Ko tas bus? Nu. Pažiūrėsim. Nu, manau, gal ir gerai bus. Tai ką čia priekį prasirausiu šiek tiek žalių. Čia jau žolės. Reikėjo, manau, šviršiai dėt, bet nežinau. Pažiūrėsim. Taip, tai šiandieną naudosiu lynas karosas. Čia jau žvybos parduotuvę nuėjau. 4 eurų už kilogramą pašarą. Brangu. Tai turiu indelį, kur pašarą dėsim ir taipogi turiu džiūvesėlių. Tai, nu, čia paįvairinu, žodžiu, tekstūrą duot pašarui. Taip, tai visų pirmiausia reikia užsilinkyti pašarą. Atsidarysim traperį. Viso tikriausiai nenaudosiu. Nu, šiek tiek liko dar, tai matot. Nedaug, bet paliksim kitą žvejybai. Nu ką, dabar reikia eiti sudrėkint. Nu, matot, nėra stambios frakcijos, bet ką darysi, praeitą kartą su labai stambia gaurėm, tada pagavom linų. Tai aišku, buvau ir šito paprastu linų šėrės. Šiek tiek. Ir pramaišysim. Reikia, kad būtų nelipnus visiškai, bet kartu ir pasidarytų bumbulą, bet toks, kuris subirėtų, palyginus lengvai. Dar čia trūksta. Dabar, manau, bus gerai. Kvepia, kaip visada, traperis bomba. Reikia rankas nusiplauti, nes po šito pašaro tai kaip širekas atrodai. Ir per tą laiką dabar dėsimės meškerę, tai čia yra 3,9 meškerė, teleskopas, noriu nusipirkti normalias, bet reikia pinigų viskam, bet kada nors tikrai įsigysiu. Rytas noriu atsinaujinti šitą, pavyzdžiui, kokie 4 gal metai. 3 ar 4, žodžiu, tikrai daug ir būtų gerai labai atsinaujinti. Taip, tai pagrindinis valas ant šitos meškerės yra 0,20
ant kitos meškerės yra 0,18, bet rašo bent jau 0,18, kad 8 kilus laiko, bet kažkaip abejoju. Nors jį nuplėšti tikrai yra sunku. Pati pirma žvyba šitoje vietoje, tai man ar buvo su plūdėm, tai sunkiai ten, kol iš lelijų iššauni. Tikrai galingas valas. Koksai nepasakysiu, neatsimenu net, nes pirkau čia jau pernai gal. Tai va, naudoju savo šitą plūdelę, čia yra match metodas, 3 gramai, lengvutė, bet metasi žiauriai gerai matoma yra. Nežinau, man šitą žiauriai patinka žvybai. Pažiūrim, kaip čia padėt bus. Reikia šitos tada biškį nuleist dar. Tada bus gerai. Bet čia jau bus zatai, jai. Nu į dangų pažiūrėjus, toks jausmas lyg tuoj lyt pradės ir dabar taip ramu palyginus, labai greitai sutemo, staigiai, ir vėjas visas dingo. Nežinau, bet tikiuosi, kad negriaudės ir nelys. Nors turiu, va, matot, lietpaltį pasiėmęs dėl viso pikto ir reikia su britkelniam, tai jos vis tiek neperšlampa. Taip, tai dėl masalų žvejybai turiu 2, tai čia yra sliekas ir dzikas. Tai šiandien jau turiu sliekų kaip reikalas, nes praeitą kartą pasibaigė ir dzikai ir sliekai žvejybai. Dzikų irgi dėžutę šiandien nusipirkau. Pirmiausia bandysim, manau, sliekas, dzikas. Dabar gyvybingi dar, kaip tik labai gerai bus. Ir sliekai, kaip matot, mešlinukai. Tai lynui turėtų būti pats tas. Aišku, dar diena, reikia vakaro laukti. Dabar yra, nu jau vakarė, sakyčiau. Taip, dabar yra po 6. Tai žvėjosim, nežinau, gal iki 10, gal pusė 11, nebent ten graustinis koks jau užeis. Tada jau galbūt trumpinsim žvejybą. Nu ką, dabar bandom daryti pirmą metimą. Pabandysim rast dugną. Ir man rodos radau ai ne, gal ir neradau. O, žiūrėkit. Turėjau šiokią maliavką. Nutysia. Nu, nieko, pabandysim pirmą gylį rasti. Matau žmogus kitai pusiai ruošia žvejoti su valtim. Tikėkimės ne čia kažkur plauks. Čia tur valas lindęs į bugnelį, kažkaip reikia išsitraukti man jį. Paskui dar nutrauksiu netyčia. Dabar plūdė nebestovi. Man rodos jau kažkas tampa. Aha, keista juda. Nu, maža raudelė. Nesupratau, čia dugno radau ar ne? Taip. Ne, čia spėjau reikės vakaro laukti, nes čia tokios ramybės neduos. O, vienas dzikas ir iš karto jau kibimas. Ajajaj. Nu, tikėkime, paskui nusiramins jos. Nenoriu už tokių gaudyti. Tokių monstrų čia. Į ką labai stambint spėjau reikės. Taip, ir mane iš karto be proto daikandą. Reikia prasipurš biškį. Biškį apstos parazitai. Galiu žmogus sako. Pirvis zebros ir lydeką mačiau palūpo. Pirmų metimų. Įdomiai. Įdomu paleis ar ne, nes forma labai mažytė. Na jo, atrodo lyg to įlys. Nesuprantu, paukščiai gilis. Dar vis dugno nerandu. O jau padaręs kokius 2,5 metrų. Staigiai vėjas, kaip pradėjo man rodos. Audra ateina. Nu, dugną radau. Ir maliavką kapoja iš karto. Nu jo. Kaip čia pažvėjosim. Pažiūrėkit. Vėjas kyla jau. Keli lašai ant manęs nukrito. Papuoliau, man rodos, nekokio laiko. Va, plūdė stovi. Tikiuosi nieko nenuėdė, nes iš karto kibimai. Dabar tiesiog vietų stovi. Nežinau. Ar čia yra kažkas, ar nuėmė jau masalą? Net nuleist nespėjau. Žiūrėk, plakiukas. Tik tai pradedu leisti ir jau yra maliavka. Na, dar ir kol vėjuota, tai spėjau kol kas pažiūrėsiu su vieną meškerę. Paskui, jei ką, išsidėsiu antrą, nes kol kas su vieną net nespėjau, nes ant kiek imbo mailius. Ant dugno nespėjau nusileist masalas. Tai šiek tiek problema šituo atveju. Nes aš matau, tik tai jau plūdę užmetu ir iš karto mailiukas iš karto už masalą čiumpa ir juda. Na ir iš karto plūdę mano judina. Turiu setelį, kur žuvidė, tai spėjau nueisiu ir pamanysiu kažkur užkabinti, tiesiog pažiūrėti, kad paskui ką pavyko pagauti. Nu, kol kas bus gerai čia. Ant šonų tai buvo užkabinau. Na, bet žiūrėsim. Gal sueis viskas. Pašaras jau bus
Tikrai išbrinkęs, tai dabar eisim, greitai turėsim džiūvesėlių. Nu, va. Soniau jie baiginės, būtų gerai nusipirkt, bet baigsis tai baigsis. Nežinau, kiek čia man padeda, bet visuomet aš šis kulkas naudoju. Nu, viską reikia permaišyti. Nu, žiauriai gerai pašaras išbrinko. Viskas super. Gumbulą pasidaro ir lengvai išbira. Reiktų jau pasišerti. Va, kiek liko kuliai. Ir ilgai pas mane stovi paguldyta. Masalo nėra. Nu, žinokit, galvoju dabar. Matot, mano plūdė yra užmesta štai čia va. Praeitą kartą žvejau maštoj vietoj, bet aš nežinau, ar man bandyti čia gal gaudyti, nes čia matot, nu, šiek tiek daugiau lelijų yra pravalyti ir man bus lengviau žuvį ištraukti, nes čia matot, nu, lelijų toks kupstas. Čia gaunas biškį toliau mest reikia, o čia daug arčiau. Ir čia lyg ir ant dugno sėdi, nežinau. Pagau vieną raudelę, vieną atsipurtę, o dabar lyg ir nieko. Užkybė nėra. Tai galvoju, ar bandyti čia va, ar bandyti ten va. Nu, dar pabandysiu šiek tiek čia užsimesiu kitą meškerę. Pabandysiu užsidėti. Ant šitos pabandysiu tikriausiai vien tik tai slieką uždėti. Ir vienas minusas apie šitą meškerę, ką galiu pasakyti, kad jinai yra 3 metrų. Kadaise man patiko trumpos meškerės, dabar išvirkščiai. Tai tokioje žvejyboje, kur lelijos taip toliau, nu, nepatogus su 3 metrų yra. O 2 sliekus uždėjau. Aišku, mėtasi viskas labai. Jinai gerai, tik tai trumpa. Čia gilis yra. O. Jau su lelijos lapu ištraukiau. Čia nėra geras ženklas. Tai jau be slieko. O, beveik 7. Nu, žodžiu, susitvarkiau meškerės. Ant dugno abidvi guli. Dabar laikas pasišert. Nu ką, galim mėtyt. Nu, Mailis dabar ten paviršiui duodas gerai. Patiko jam tas pašaras. Kažkas jam. Na, taip atsargiai. Tikriausiai mailiukas. Jau nebe taip ir atsargiai. Nu, paimk. Nežaidės čia. Turiu. Oho, kokia raudė. Nepataikiau. Reikia iš karto tada krėpštą susidėti dėl viso pikto. Būtų po ranka. Padėsim. Galim dar kėdę išsidėti. Dabar atsisės bus patogu. Žiauriai užburbuliavo. Ir taip staigiai plūdė panėrė, galvojau galynas. Karštis koks, na nieko. Vieną plūdę supyniau, dabar perrešinėjau. O, vėl rausia. Užmausim sliekų krūvą. Pabandysim. Tas mailius labai užtisa, nes neleidžia tą masalą niekaip nusileist normaliai ant dugno. Nu, sėdžiu. Plūdės paguldžiau ant dugno visiškai. Laukiu kibimo. Matau, kad žiauriai rausia kai kur, bet kol kas kibimo neturėjau. Tai škasiu. Šitas parazitas. Naidė visus sliekus. Buvau 4 uždėjęs. Kažkas lyg ir judino plūdę. Nežinau, kamera nenori fokusuoti, bet viena normaliai stovi. Proto daug va čia va burbulų išlindo. Ir štai čia va. O, stovi plūdė. Matyt, gyvimo laukiam.
Nes taip ten gulėjo, dabar jeigu tiek prinėrus negali būti. Turi kažkas vis tiek būti. Arba užsikabino už kažko. Irgi variantas. Vadičiai šašų skrydį pradėjo. Išsivertė kažką. Pradeda lyti. Nefainai. Pasikeičiu, ten pasirodo raudelė užkibus buvo. Ir to taip būdė. Atsistoju dabar gilį, pasimažinau. Gal dabar taip tos mažos neaktakuos, tai normaliau plūdė pasistos. Nu ką, 80. Jau šiek tiek aprimsta ta maža žuvis. Dabar maslas mano guli ant dugno, bet plūdė nepagulyta viena. Ir normaliai nusileido be jokios mažos žuvies kibimo. Tai tikėkime, nurimsinai. Pajudės galbūt šiek tiek į gilesnį vanį ir kažką tokio. Nu, nežinau, bet jau ilgą laiką nieko nepagavau. Tikiuosi dabar ateis jau ta valanda, kada pradės linai kibti. Ir tikėkime, burbuliuos čia kips jie. Nu, bus matyti. Vietus lyja normaliai jau. Aš maišau pašarą. Šiek tiek nedaug. Galvoju, gal čia labai anksti sumečiau viską, pradžioj labai rausę. Ir gal ten viską suvalgė. Tai įmėsiu kelis bumbulus. Dabar jeigu pabrinksta. Nu, kitai žvybui čia pašaro, ką turiu, neužteks. Nu, bet ką darys. Būtų faina bent pagauti. Bet jau pradėjo lyt. Kamerą uždengiau. Turėjau tokią idėją pasimt spinningą. Galvojau, čia suplūdė. Paskui kad bus čia veiksmas geras, kaip praeitą kartą, kad nu, tai perimės, tai dar kažką vis reikia. Čia tik laiko sėdžiu savo ramiai. Jau dabar nieks nedziorgina, nes maliavkos, kas aišku gerai yra, bet galėtų bent kažkas didesnio paimti. Tai o spinningą čia norėjau pasimti dėl to, nes pačią pirmą žvybą, kai čia žvejojom, už mano raudės, kuri užkibus buvo lydeką čiupo. Ir šiandien mačiau žmogus pagavo lydekaitę. Čia labai daug lelijų, daug varlių. Turėjau tokią mintį pabandyti su paviršutiniais maslais. Turiu ir varlių, visokiausių popierių. Tai... O, šis kitoj pusė išsivertė. Norėjau pabandyti, bet nepasiėmiau. Nieko, pašaras užbrinks. Šiek tiek pasišersim. Pabandysim. Dingo lietus. Gal čia plūdė nenori atsistoti. Vėjas tik tai vakas, negerai, kad kyla. Vėjo tai niekas nelaukia. O, atsistojo. Ir palei dugną. Super. Opa. Širys. Ar toksai pusė velnio. Ir jo irgi pusė velnio. Nu, biški su kraujų. Šokliuką, lelijos net čia užmečiau. Nuplaukė. Galim sumaišyti. Didelių bumbulų nesigaus. Nedaug čia pašarų užmaišiau, bet gal šiek tiek prikvies žuvį. Dabar tai toks jausmas, jokios ten nėra. Eik, tu savo kaip plyšiai užmečiau. Nu, žiūrėsim. Stoji 9 dar. Nieko part kelių raudelių nepagavau. Ką plūdę sutvarkiau. Nustojo lyt. Nieks tiesiog šuo posas. Kažkas jam ant plūdės. Gražiai tik prinėrė plūdė. Kaip prinėrus čia laikosi. Nieks nekimbo kažkaip. Tikriausiai dar viena maliavka. Jau atsibodo man jos. Nežinau kas. Neduoda ramiai pažiūrėti. Uždėdė tik tai dziką. Jis nori pabandyti kažką naujo. Uždėjau tik tai dziką. Nespėjo net maslas nusileisti iš karto jamą. Maliavkas, nieko. Dabar ant šitos dedu dzikūną. Sliekus kokius 2 maunu. Taip per šonus, kad šiek tiek tabaluotų. Veiksmo biškį darytų vandenį. Ir ant pačio galo dar kokius 3 dzikus užmaunu, bet nežinau, kol kas nelabai čia. Part raudelės, kas susivilioja. Bent koks į karšis paimtų. Praeitą kartą suplūdę, kai gaudžiu, pagau vieną. Keli 100 gramų. Bandom vėl mesti. Biškį ne kaip užmečiau, bet nieko. Nu ką, laukiam.
Galim patraukti. Nebelyja. Paguldė. Nežinau, čia kibimas. Ai, nu jo. Vėl normaliai stovi, bet nei dzorgina, nei ką, tiesiog atsigulė. O, iškėlė. Gal karščius koks? O, dabar dzibana biški. Keisti čia tie kibimai. Reikėjo dugninę imdus, ramu buvo. Ten bent jau mailis nedaužo. Užsimeti savo ramiai. Karmuškė, sveria, pašaras, viskas. Vėlyt pradeda. Nieko nėra. Kablys tik tai. Reik tuščias. Jam ant šitos dabar. Tas dzikus dedu. Atsigulė. O, čia tai dzibeno normaliai. Jau kaip žuvis. Ten tai nesupratau net. Nu, iškėlė. Paguldė beveik. Vėl. Ir paliko. Va, vėl taip atplūdė stovi normaliai. Aš nesuprantu, kas čia yra. Na, ir nieko. Tai ko jinai taip guli? Ai. Supratau. Taip, plūdė užmesta toliau. Dabar toliau šiek tiek ant dugno matot guli. Kita, štai čia va po kairę. Nežinau, kol kas nieko. Kažkas čia dešiniau biškį išsivertė. Jau yra 9:34, dabar turėtų būti prieš kelias minutės, aš žiūrėjau, 9:01 buvo. Tai jo, sunkiai. Šį kartą nei raustė, nei ką. Kitą kartą, manau, su dugninė važiuosiu čia linų gaudyt. Galbūt jeigu suplūdė varysiu, spėjau tikriausiai kad nors kitoje vietoje. Nes čia kažkaip su dugninė man fainiausiai buvo. Ir kibimą labai gerai matau ir šitus maliavkos nesikabinėja. Tai va, nes taip, tai va meškerio sumestas, kai matot, dar čia mano sačiokas. Šiek tiek žuvies yra, bet daug aš, sakome, mečiau ir nepataikau. Tai. Jo, taip, tai nieko gero nepasigavo. Dar pasidėsiu spėjau kokį pusvalanduką. Jeigu neužkips niekas, tai reiks važiuoti, nes dar kol sudėsiu, dar nusiplautus koliukus, stovus visokius, nes labai jau čia purvina. Tai va, nu, nežinau, dabar su dugninė kažkaip azartą pagau žvejot, norėčiau pabandyti karščiau pažvejot, galbūt kurią dieną nulėksiu iki ežero pasibandyti, norėčiau visai bolių pagaudyti, bet nu, bus matyti. Tai va, taip ten linų reikės irgi atvažiuoti su dugninė, kada pagaudyti ir galbūt pavyks pagauti vėl. Būtų įdomu šiaip pabandyti dar ir čia, galbūt su boliuku kokių. Galvau šiandien irgi pasimti ir spiningą norėjau dugninę, galvau šonį užsimesiu ant boilio kokią, bet taip ir nepasiėmiau. Galvau daug darbo bus, nespėsiu aš žvejot su trim, bet reikėjo pasimti. Dabar visiškai ramiai susėdžiu, jokio veiksmo. Gerai būtų turėti kažką kaip kukurūzą, kokie žirniai užsišert dabar, va skaitykim. Jau užsimetęs su, bet vis pabert. Vis tiek ne pašaras neturėtų nubadyti žuvies taip. Nu, nežinau, kitą kartą reikės kažko stambesnio dar pasiimti pasišėrimui. Nu ką, jau viskas, baiginėjau žvejybą. Jau 10 valandą, nei raustų, nei kibimo. Nu, žodžiu, neženklo lyno šįkart. Jau matau, kokias klaidas padariau. Nu, bet, tai va dažnai gaudysiu. Pramoksiu ir nužvejot. Šiemet pagavau daugiau negu pernai per visus metus, nors dar tik 2 pagavau. Pernai tik 1 pagavau liniuką ežere. Aišku, ant plūdės, nesu dugninė. Bet pernai beveik nežvejojau už jų. Tai va, vieną meškerį jau susidėjau. Dabar galiu parodyti, ką pavyko pagauti, aišku. O, tam burbulkai. Duodu, nu, kokių 8 procentų, kad paleidom daugiau nei pagavom. Na, biškį raudelį čia. Nedaug, kaip pučiai įsilindus. Pabėg bandai. Nu, nedidelis. Leidžiam. Bėkit. Gyvenkit. Tai va, šiek tiek čia gylis.
Dabar va vaikštau čia labai staigiai. O, Gylis vaikštau žiauriai staigus. Ir jau va man prie bambos. Aš dar kimat palik krantą. Čia toksai skardžiukas va. Žiūrėk, va. Einu normaliai. Tada iš karto. Nu, nežinau. Tai va, šiandienai viskas. Ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirštam like, subscribe mygtuko. Žiūrėkit, kuris slieką buvau uždėjęs. Ant dugno gulėjau. Nieks nepaėmė. Nu, sliekia. Vos ne kaip naktinis. Jau mailiukas kapoja, matau. Žvejybą baigiam. Galvoju apie kitą žvejybą ant ežero su dugniniam. Ar tai bus, nežinau, bet žiūrėsim. Šarų turiu karšiam. Visai nemažai. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot. Į žvyno. Ir susimatysim kitam epizode. Iki.